Hei! Sveiki, mano vardas Darius ir metas pasikalbėti apie tai, kur dingo Traktor Drivers ar Lithuania. Gavau labai daug žinučių, daug klausimų, kas čia atsitiko, kodėl. Tai atsakymas labai paprastas. Viskas keičiamės ir mes. Tai atėjo laikas pakeisti pavadinimą, kuris atitiktų aktualijas, kuo mes dabar užsiemam ir kuom gyvenam. Tai pasikalbėkim nuo pradžių, kaip tas Traktor Drivers ar Lithuania atsirado ir kam to reikėjo. Kai gyvenau Klaipėdoje 2013 metais, dirbau su technika ir mano draugai, bendraminčiai, visi ten, kas buvo vadybininkai, kas pardavėjai, kas statybininkai. Ir man tiesiog nebūdavo su kuo pasikalbėti apie tai, kas vyksta su technika, kokios aktualios, kokios naujovės, ar bėdos, rūpesčiai. Žiemą susirgau plaučių uždegimu, gavau baną būti namie ir galvojau, būtų faina gal Facebook'e kur nors pasidalinti su bendraminčiais. Pradėjau ieškoti gal kokią nors bendruomenę, kur galėčiau apie tai padiskutuoti. Nieko neradau, bet mačiau, kad užsienį tokie dalykai populiarūs. Puslapiai būtent apie techniką, World Tractor, taip toliau ir panašiai. Tai galvoju, būtų visai faina sukurti lietuvišką tokį puslapį. Ir kai galvoju pavadinimą, koks jis turėtų būti, kad galėtų ir užsienio žmonės pasižiūrėti, kaip Lietuvoje gyvenam, tai dėl to toks ir gimė ilgas, griozdiškas pavadinimas Traktor Drivers of Lithuania. Jis yra labai ilgas, iš tikrųjų nepatogus tarti, tai kai dabar rašyt man žinutės, kur dingo driveriai, kur dingo Traktor Drivers, Traktors Drivers, žodžiu, interpretuoja kas kaip nori, nes jis labai ilgas iš tikrųjų. Kaip aš sakau, galima blaivumą testuoti, jeigu nebeištari to pavadinimo, tai viskas naumo. Bet pavadinimas buvo aiškus ir visiems suprantamas, aišku, buvo daug komentarų, kodėl nelietuviškas, tai ką tik pasakiau, kodėl nelietuviškas. Ir galvoju, jeigu bus bent 500 sekėjų, tai bus fantastika, būsiu viską gyvenime pasiekęs. Bet kaip matot, šiandien dienai 2024 metais yra virš 81 000 sekėjų, tai vadinasi, kažką darom teisingai. Tai mūsų bendruomenė nuo 2013 metų labai stipriai augo, labai aktyvūs sekėjai buvot, patys siūlėt, kad reikia lipdukų, patys dizainom tą lipduką, koks jis turėtų būti. 2016 metais mūsų idėja pasigavo kaimynai Latvijai, tai pasivadinom puslapį Traktor Drivers of Latvija. Tai vadinasi, puikiai idėja buvo tas pavadinimas, bet laikas ėjo. Tai va, bendruomenė stipriai augo, atsirado daug labai naujų pažinčių, draugų, bendraminčių, idėjų, teko net kelių bičiulių vestuvėse sudalyvauti, su kuriais susipažinom per šitą puslapį. Mūsų fanai reikalavo vis daugiau atributikos, tai buvom pabandę pasigaminti ir maikučių, ir kepurėlių. Tai kas dar turit, įmeskite komentarus, pasižiūrėsim, kaip dar atrodo. Nes aš dar tą kepurėlę vieną irgi turiu, bet jinai pavargus jau. Tada atsirado Instagramas, pradėjo mūsų fanai nuotraukas dalintis Instagram'e, mes pradėjome jas repostinti per storius ir tiesiog nebeliko prasmės tos nuotraukas kelti Facebook'o, nes atsirado story. Nebebuvo tos prasmės siųs mums nuotraukas, tada mums jas postinti. Kam, jeigu yra story, mes repostinam ir viskas greičiau ir paprasčiau vyksta. Tada pasikūrė YouTube'as, sugalvojau, kad reiktų nufilmuoti, kaip yra pristatoma didžiulė negabaritinė technika klientams. Sutariau su Dotnuvos komanda, ačiū Daivai, kad patikėjo idėją ir leido mums nufilmuoti, kaip didžiulis kombainas yra pristatomas į Akmenės rajoną. Šis video į naują YouTube puslapį, kur nebuvo iš sekėjų, surinko virš 20 000 peržiūrų. Tai galvom, yra tema, įdomi tema, man pačiam labai patiko tas dalykas, tai galvoju, reikia šitą reikalą pabandyti, taip atsirado Agroreidas. Didžiausia problema su Agroreidu buvo ta, kad niekas nenorėjo filmuotis. Kam paskambini vis sako, galėtų važiuoti pafilmuoti, jokių problemų, bet manęs čia nerodė, galiu rodyti tik techniką. Bet kai nėra žmonių, nėra pokalbių, nėra turinio, tai tas video toks su grojančia muzika šiek tiek gaunasi apie nieką. Atsimenu, kaip pirmą video nuvažiavau filmuoti pas Artūrą, sako, gali filmuoti techniką, viską, ką nori, tik mane čia nerodyk ir nekišk. Galvoju, bus čia negerai. Tai tik važiuojant ir judinti techniką yra neįdomu. Antras video buvo Atžalyne, kur filmavom, kaip smulkina žolę. Ten mielai sutiko pakomentuoti, kai čia vyksta bendrovės vadovas Algis. Kai aš sakau, šitas procesas turi taip būti dirbti kaip šveicariškas laikrodis. Tai nuo to ir užsikūrė visas šitas reikalas, nes žmonėms labai patiko. Tada, kai kalbinu vėl Artūrą pasifilmuoti, sako, galim filmuoti, sakau, galėsim tai pakalbinti. Tai aišku, žinoma, sako. Ta gera praktika tokia užkrečia ir
po truputį vis daugiau tų durų atsidarė, daugiau ūkių įsileido ir galų gale dabar mums nebereikia prisistatinėti, kas mes esam ir ką mes darom. Ir esam mielai laukiami. Ir kai vyksta renginiai, ar kai buvo protestas ūkininkų Vilniuje, sutikti žmonės maloniai kviečia atvažiuoti pafilmuoti, dėkuoju už kūrimą turinį, sako nesustokit, taip ir toliau varykit. Žiauriai faina, vadinasi, darom tikrai gerą darbą. Ir mes galvojom nesustoti ir toliau judėti į priekį. Ir viena iš to judėjimų į priekį dedamų yra, kad mes keičiam pavadinimą, kuris atlieptų aktualijas. Kaip praktika rodo, svarbiausia yra ne traktoriai, ne ten naujos mašinos, ne pastatai, ne dar kažkas, o didžiausia vertė yra žmonės. Tai ir iš to kilo idėja, kad reiktų pavadinti šitą mūsų visą organizaciją ir bendruomenę, tai agro žmonės. Kad žemės ūkis vyktų, tai nėra tik tai traktorių vairuotojai, yra daug išsilavinusių, protingų, šviesių, fainų žmonių. Ūkių vadovai, agronomai, ūkininkai, technikos pardavėjai, augalų apsaugos pardavėjai, servisai, begalė čia dalykų yra susiję su to žemės ūkiu ir tą puikiai parodė protestas Vilniuje, kur visi su šypsenom, visi mandagus. Tai visais jumis ir kiekvieno atskirai didžiuojas, esat visi labai faini. Linkėjim visiems, su kuriais spėjau pabendrauti, buvo tikrai labai malonu. Ir kas kvietėte atvažiuoti, būtinai susitiksim, aš manau. Tai va, Traktor Drivers of Lithuania neatliepia visų tų žmonių ir dėl to kilo idėja, kad reikėtų tą mūsų bendruomenę pavadinti agro žmonės. Na dabar mus rasite tiek Facebook'e, tiek Instagram'e, tiek YouTube'e, tiek TikTok'e ir turim savo naujus namus website www.agrozmonės.lt, kur ten rasite mūsų naujienas, rasite mūsų e-shopą, kur galėsite įsigyti merčo ir nebereikės mums rašyti PM, ar galėčiau gauti to, ar norėčiau to, viską rasite ten. Iš tikrųjų ne viską, dar lipdukų neturim pagaminę, nes dar sprendžiam tą klausimą, kokio dydžio jie turėtų būti, kokio formato. Tai jeigu turite idėjų, kaip ir senais gerais laikais, parašykit mums į PM. Mums jūsų nuomonė labai svarbi, tai bendrom jėgom sukursim kažką faino, kas visiems patiktų, kaip ir prieš tai, kad Traktor Drivers of Lithuania lipdukas, kaip buvo, visiems buvo. Tai va taip pasirado naujas pavadinimas, tai nebuvo spontaniškas sprendimas, čia buvo ilgai galvota ir dėliota. Kaip visada naujovė sunkiai žmonės priema, tai tikiu gal bus, kam ir nepatiks, bet aš manau su laiku bus kur kas paprasčiau nei sakyti Traktor Driver, Traktor Drivers, Traktor Driveriai, dabar viskas, aišku, 2 žodžiai agro žmonės. Ir tai yra apie viską, apie agro verslą. Kaip ūkininkai Vilniuje pasidarėt rebrandingą, kad nesat purvini, pikti, amžinai nepatenkinti žmonės, bet mokat šypsotis, bendrauti, komunikuoti. Kaip Gedo prospekte mačiau ne vieną ūkininką, kuris kvietė į traktorių įlipt žmonės, pasižiūrėti, kaip čia veikia, papasakojo apie tą techniką, paedukavo ir paaiškino, kad tie traktoriai nėra dovanų gauti, o už juos reikia paskolas mokėti, kad tas paskolas mokėti reikia dirbti, kad leistų valdžia dirbti, netrukdytų dirbti, kai dabar, manau, bendrom jėgom galim daug ką nuveikti. Tas protestas parodė, kaip ūkininkai gali susivienyti ir susitelkti, buvo labai faina ir patys ūkininkai labai džiaugiasi tuo, tai labai geras vaibelis buvo proteste. Patiko. Sakau, buvo ne protestas, o festas, bet... Tai va, ten kartu tiek, užeikit į mūsų naujus namus www.agrozmonės.lt, ten karts nuo karto įkelsim naujų straipsnių, aktualijų kažkokių, kas vyksta agro versle. E-shopas mūsų ten bus, draugaukime Facebook'e, taginkit mūsų Instagram'e @agrozmonės, nebe Traktor Drivers of LT, žiūrėkit mūsų YouTube'e. Šį sezoną turėsime tikrai ne ką mažiau įdomaus turinio. Parašykite komentaras, kaip jums naujas pavadinimas, kaip logotipas, parašykite kokio lipdukų norėtumėt, gal didelių, per visą langą, pavyzdžiui, ar kokių. Pasitarkim, kaip geriau padaryti, kad visi būtų patenkinti ir laimingi. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki.